Sveiki, su jumis iš savo virtuvės sveikinas Andrius Pauliukevičius. Prisipažinsiu, kad šią savaitę kiek stringu su klausimais atsakymais ir transliacijomis dėl to, kad vis dar vyksta olimpinės žaidynės ir kai turiu laisvo laiko stengiuosi olimpinės žaidynės pažiūrėti arba tiesiogiai, arba jų kartojimus. Vienas momentas, kitas momentas turiu labai mielų svečių. Šiuo metu Vilniuje atvykusių iš Londono ir tada dar šiek tiek noriu laiko praleisti su jais ir po to pažadu grįžti prie intensyvesnio darbo, prie knygų rašymo ir klausimų atsakinėjimo. Bet dabar turiu vieną gerą klausimą, kurį noriu atsakyti. Ir tai yra Nerijaus klausimas. Kaip vertinate keto dietą ir kiek laiko maksimaliai galima jos laikytis metant svorį? Ar galima visą laikotarpį, kol pasieksim savo tikslą, ar reikia daryti pertraukas, nes lėtėja medžiagų apykaita? Kita klausimo dalis, kaip dėl užkrovos dienos. Kartais per ją pasismaginus svorio tiek atsiranda, kad visą savaitę reikia mesti iki pradinio taško. Ačiū labai. Dabar, sekundėlę, atsiprašau. Čia vanduo. Tiem, kas nežino, kas yra keto dieta, tai apskritai visas dietas galima skirstyti labai grubiai į kelias kategorijas. Tai yra į tris kategorijas. Tai yra arba mažai kalorijų turinti dieta. Mažai kalorijų turinti dieta tai reiškia, kad mažai riebalų turinti dieta, dėl to, kad riebalai yra tas makronutrientas, kuris turi daugiausia kalorijų. Tai 1 gramas riebalų turi 9 kilokalorijas, kai tuo tarpu 1 gramas baltymų ir angliavandenių po 4. Dėl to mažai kalorijų turinti dieta iš esmės yra ta dieta, kurios laikantis labiausiai ribojamas riebalų vartojimas. Tada yra mažai angliavandenių turinti dieta. Mažai angliavandenių turinti dieta tai yra ta dieta, kurios laikantis labai ribojami angliavandeniai ir tada kaip energijos šaltinis naudojami riebalai. Tai yra negalima labai smarkiai riboti ir angliavandenių ir riebalų. Smarkiai ribojamas kažkuris vienas dalykas, kažkuris vienas šių makronutrientų ir vieno lieka daugiau. Ir tada trečia grupė dietų tai būtų carb cycling angliškai, uglevодное чередование rusiškai, lietuviškai nežinau. Tai yra, kai ciklais daroma, tarkime, 2 dienas valgoma daug angliavandenių, 1 dieną nevalgoma, 3 dieną nevalgoma, 4 vidutiniškai. Čia yra vienas iš pavyzdžių, tų pavyzdžių gali būti daugybė. Gali būti, kad, sakykime, 5 dienas mažai angliavandenių ir 1 dieną užkrovą ir taip toliau. Tai yra tokie ciklai daromi, ne? Ir kiek dienų būti su 0 angliavandenių, kiek daug valgyti, kiek mažai angliavandenių valgyti, tai jau išsiieškoma eksperimento būdu. Bet čia tokia sudėtingiausia dieta. Techniškai sudėtingiausia, reikalaujanti daugiausia tokio patyrimo ir savo kūno jautimo tam, kad net neštų naudą. Buvo klausimas apie keto dietą. Keto dieta tai keto diet, tai yra gan populiari dieta sportininkų tarpe, labai buvo kultūristų tarpe, labai populiariai buvo praėjusio šimtmečio 7-8 dešimtmetyje. Paprastai kalbant, Arnoldo Švarcnegerio laikais, kai sportininkai ruošdavosi varžyboms valgydami daug baltymų, vidutiniškai riebalų ir labai mažai angliavandenių. Tai yra valgydavo riebesnę mėsą, kiaušinius su tryniais ir tada valgydavo daržovės ir tada faktiškai labai mažai angliavandenių. Keto dietos laikantis privalumas yra tas, tai yra pats keto dietos principas yra panašus. Keto dieta tai galima būtų pasakyti kaip sportinis Atkinso dietos variantas. Ne? Jeigu nežinote, kas yra Atkinso dieta tai buvo dieta, kuri buvo skirta žmonėms gydyti nuo nutukimo, dėl to, kad pats daktaras Atkinsas buvo kardiologas, pats buvo nutukęs kardiologas. Ir jisai net nebuvo mitybos specialistas, nebuvo dietologas, jis buvo kardiologas ir jisai gydydamas savo pacientus ieškojo efektyvios dietos ir pats norėdamas numesti svorio ieškojo savo efektyvios dietos ir vienas sykį kažkur žurnale perskaitė apie tokį dietų variantą, kai yra mažinamas labai smarkiai angliavandenių vartojimas, bet naudojama daug baltymų ir daug riebalų ir jam ta dieta suveikė. Jisai numetė daug svorio ir tada jisai išpopuliarino ir jinai gavo Atkinso dietos vardą ir ypatybė tos dietos yra ta, kad žmonės valgė daug baltymų ir daug riebalų ir visiškai nevalgė angliavandenių arba angliavandenių buvo labai mažai. Tai yra, tiek, kiek jų elementariai yra neišvengiamai baltyminiuose šaltiniuose ir galbūt žaliuose daržovėse. Ir ta dieta labai smarkiai išpopuliarėjo ir, sakykime, o keto diet arba keto dieta tai yra toks jau kaip sportinis Atkinso dietos variantas, kai irgi valgoma daug baltymų, tačiau kadangi tai yra sportininko dieta, nevalgoma daug riebalų, vidutiniškai riebalų ir labai mažai angliavandenių.
Angliavandeniai faktiškai surenkami tik tai iš žalių daržovių, reikia stengtis, kad angliavandenių būtų nedaugiau negu 25 ar 50 gramų per dieną. Jeigu 3 paras, tai yra 72 valandas, jūs negaunate angliavandenių, tada organizmas kaip į energijos šaltinį, kaip į alternatyvų energijos šaltinį persijungia nuo angliavandenių vartojimo į riebalų vartojimą. Ir paprastai tai būna sukaupti kūno riebalai vartojami kaip energijos šaltinis fiziniam ir protiniam krūviui atlikti. Tai yra vadinama ketozė jau. Ką aš dar noriu šitą temą pasakyti, palaukite, kažką buvau sumąstęs ir pamiršau. Per 72 valandas persijungiama. Norėjau pasakyti, kad paprastai, tol kol valgote angliavandenius, kadangi angliavandeniai yra pagrindinis energijos šaltinis, riebalai yra alternatyvus energijos šaltinis. Kol organizmas turi pakankamai angliavandenių iš maisto arba kol turi sukaupęs angliavandenių atsargas, kurios yra kaupiamos glikogeno pavidalu raumenyse ir kepenyse, tai yra mes kaupiam energiją angliavandenius raumenyse ir kepenyse glikogeno pavidalu, kol šitos energijos atsargos nėra išnaudotos, tol organizmas tada nepradeda deginti riebalų ir naudoti riebalų kaip energijos fiziniam ir protiniam darbui atlikti. Ir kai 72 valandas būnate be angliavandenių, tada organizmas jau per tą laiką persijungia. Ir keto dietos privalumas yra tas, kad laikantis jos jūs vargu ar jausite alkio jausmą, dėl to, kad baltymai ir riebalai išlaiko sotumo jausmą. Galima valgyti gan skaniai, daug baltymų, vidutiniškai riebalų. Trūkumas yra tas, kad negalime jos laikytis labai ilgai. Keto dieta, sakykime, pagal tą jau tradicinę keto dietą, tai reikia valgyti tai žalias daržoves, tai yra paprastai kalbant daržovės, kurios yra žalios spalvos. Tai yra, iš esmės tai būtų kopūstai, salotų lapai ir agurkai. Tai yra tos daržovės, kurios turi mažiausiai kalorijų. Tačiau trūkumas dietos yra tas, kad gaunant labai mažai ląstelienos ir kadangi reikia naudoti labai daug baltymų, bet kuriuo atveju laikantis kažkokio svorio metimo dietos, kai reikia naudoti daug baltymų ir ypatingai valgyti daug mėsos, mėsa intoksikuoja organizmą. Mėsa pradeda didelis mėsos valgymas ir mėsos buvimas ilgą laiką žarnyne iki tol, kol jinai pasišalino, kai valgote nuolat, tai nuolat yra žarnyne mėsos tos perdirbtos jau mūsų, jinai intoksikuoja organizmą ir kai valgoma mažai daržovių, tada tas organizmas jau nėra išvalomas. Dėl to keto dietos negalima laikytis ilgą laiką. Jinai turi, sakykime, tam tikrą šalutinį poveikį, kad per ilgesnį laiką jinai intoksikuotų organizmą. Aš esu laikęsis panašios į keto dietą 2011 metais ruošdamasis varžyboms, tik aš tada nedariau to apribojimo, kad neribojau daržovių. Aš daržovių valgiau daug, valgiau tiek, kiek norėjau. Tam, kad dėl to, kad aš iš esmės tuomet valgiau daugiau žuvį negu mėsą, bet vėlgi tam, kad baltymai neapsunkintų labai smarkiai organizmo ir pirmiausia inkstų veiklos, tai valgiau daugiau daržovių, kad organizmas valytųsi. Tai yra keto dieta. Iš esmės tai veiksmingas dalykas. Kitas momentas yra tas, kad laikantis keto dietos medžiagų apykaita per ilgesnį laiką šiek tiek sulėtėja. Paprastai kalbant, per 3-4 savaitės medžiagų apykaita gali sulėtėti ir nuo tada jau prasminga vieną kartą per savaitę padaryti cheat meal. Cheat meal tai yra vieną kartą pavalgyti, ko norite, ir geriausia būtų, kad tai būtų daug angliavandenių turintis maistas. Ir geriausia laikantis keto dietos tą daryti kažkurios dienos vakare, tarkime šeštadienį vakare arba sekmadienį vakare. Kodėl vakare ir kodėl tai turi būti paskutinis valgymas? Dėl to, kad jeigu pavalgysite kažkokį cheat mealą dienos pradžioje, tai galimi tada du scenarijai. Pirmas scenarijus, valgysite taip pat blogai tuos cheat mealus visą likusią dienos dalį. Antras scenarijus, tai smarkiai jums užkiš skrandį ir sulėtins medžiagų apykaitą ir tiesiog likusią dienos dalį nenorėsite valgyti. Todėl geriau tai pavalgyti vakare prieš miegą kaip paskutinį dienos valgymą. Ir tokiu atveju laikantis keto dietos geriau pagal tą klasikinę jos schemą nedaryti užkrovos dienos, va kaip Nerijau, jūs klausite, o daryti tai vieną cheat mealą vakare. Man atrodo, kad atsakiau viską. Sėkmės laikantis kito, aš jos laikysiuosi pavasarį, man ta dieta patinka. Iki.